šalia Istorijų namų Vilniuje veikia tekstilės atkūrimo dirbtuvės. Ir priėjus prie lango galite pamatyti audžiančią Lietuvos nacionalinio muziejaus tekstilininkę Liną Usėjienę. Kartu su kolegėmis ji daro valstiečių šventinės aprangos kopijas ir rekonstrukcijas. Šita balta, suvalkietiška, kaišyta prijuostė. Niekur nematyta. Fonduose nėra tokios. Mūsų vedėja Miglė Lebednykaitė, tyrinėdama Marselio fondus, atrado šitą prijuostę ir kilo idėja, kad būtų gražu ją parodyti visuomeniai. Prijuostė eksponuojama parodoje ir jinai po pusmečio bus išvežta, nes šiaip jinai yra gana prastos būklės, labai sudylusi. Tai mūsų kopija pakeis originaliąją. Dirbtuvės įsikūrė 2007 metais, tiksliau buvo profesorės Vidos Kulkauskienės individuali veikla, tautinio kostiumo gamyba. Jinai atidavė čia į muziejų. Muziejus turėjo tokią viziją daryti senų sunykusių tautinių rūbų kopijas. Sijonai, prijuostės, liemenės, marškiniai, galvosdangas, skarelės ir juostų. Čia mes jau esam tikrai pagaminę apie 500 kopijų. Senoviai žmonės ir nebūdavo visi vienodi, kad ir kolektyvas kažkoks, visi išskirtiniai, vienas už kitą gražesni.